Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, tęsiant bendrą pilietinės visuomenės instituto pilietinio švietimo programą Civitas, į susitikimą diskusiją su pasvaliečiais atvyko kovo 11-osios akto signataras etnologas Algirdas Patackas. Su Civitas klubo dalyviais svečias diskutavo apie bendrąjį gėrį ir pilietiškumą šiandienos Lietuvoje, apie šiandienos kultūros problemas, jauno rašytojo dabartinę situaciją, neatsitiktinai jis kalbėjo ir apie rašytojo Mariaus Katiliškio kūrybą. Jūsų biblioteka vadinasi Mariaus Katiliškio, kaip čia jo kraštas, jo pasaulis. Nepaprastai gerbiu jį, tą rašytoją, su jo mirtim baigėsi vienas toks etapas mūsų rašto pasaulyje, tai gyvos žodžio laikotarpis, kurį pradėtų būti Varanauskas ir Žemaitė, su Katiliškiu jis tarsi pasibaigė, nes toliau kiti visi rašantys rašo jau literatūrinę kalbą, be savo tarmės gyvojo šaltinio. Pasak jo, perskaičius knygą, ne visada ją galima pavadinti tikra literatūra, kadangi pastaruoju metu laisvai galima rašyti, ką nori ir kaip nori. Svarbiausia yra turėti lėšų leidybai. Algirdas Patackas susitikimo metu aiškino lotyniškos sąvokos bonum publicum reikšmę, primindamas Šventojo Augustino filosofiją. Bono yra gėris, publiko yra visuotinis gėris. Ir šiek terminai, kaip semantiškai būtų įdomu jas panagrinėti. Jeigu ten tas bendras visuotinis gėris, tai dabar laikraštienoje jis yra verčiamas kaip viešasis interesas. Labai įdomi degradacija terminų. Pax coordinata concordia, reiškia taika ir santarvė, turbūt taip reikėtų. Reiškia, gėris Šventajam Augustinui yra taika ir santarvė. Toks bando jau kažkaip užvesti nuo tokio krikščioniško kurpalio. Visuotinis gėris, netgi nuo žodžio pagal Tomą Akvinietį, čia gal nesiplėsiu, per daug dalykai gal mažiau įdomu, bet jisai teigia, kad po to dieviško gėrio antroje vietoje pagal vertybių sistemoje to gėrio, kuris siejamas su Dievu, su Dievo dieviškumo apraiškomis. Antroje vietoje stovi šitas būtent bonum publicum. Antroje vietoje pagal visoje vertybių skalę. Tai krikščionybė šitą terminą labai išplėtojo. Toliau prasidėjo jo tokia savotiška plėtra į visas kitas sritis ir kartu toks savotiškas ir nužeminimas, sekuliarizacija. Jau tą pas romėnus gali jausti, nes romėnai jau vadino salus publiko, visuomenės sveikata. Maždaug salus tai žodžiai turi ryšį su sveikata, sveikata kažkur taip jau truputėlį jau materialiau nei gėris. Algirdas Patackas savo pasisakyme aiškiai išskyrė pilietiškumo ir patriotizmo sąvokų skirtumus. Mums yra siūloma pilietiškumo sąvoka, tai yra iš tiesų geras dalykas. Bet dabar, kodėl aš turiu būti pilietis? O kodėl aš turiu būti pilietis? Ar yra toks rišlus atsakymas? Siūloma patriotizmo sąvoka, taip kaip šitos sąvokos nėra tolygios. Vėlgi panagrinėkime šitos dvi sąvokos, pilietiškumas, patriotizmas. Jos abi teigiamos vertybės, bet pilietiškumas yra labiau racionalus, patriotizmas yra labiau irracionalus, labiau toks savimonės dalykas, vidinis, intuityvus. Pilietiškumas yra daugiau proto, o į patriotizmą įeina tokia savo kaip tėvynės meilė. Čia jau kategorija intymi, arba yra, arba jos nėra. Kaip ugdyti tėvynės meilę, aš nežinau. Man tėvynės meilė gimė prie laužo, kaip vaikėzo jauną mažą, gimnazistą išvažiavom kažkokią tai ekskursiją. Ir dar vyresni tokie matėsi vyrai, gal dar iš miško atėjo, ką jie prie laužo užgidojo tą lietuvo praktiką. Ir nuo to laiko aš jau čia kažką tai tokio turiu. Kaip tas gimsta? Aš žinau, kad tai negimsta tuščio vietoje, tai turi būti ir ugdoma, bet vien pilietiškumas be patriotizmo yra labai sausas produktas. Pasak jo, yra visuomeninių organizacijų, bandančių ugdyti patriotizmą, tačiau jaunimui įskiepyti patriotinius jausmus vis dar yra sudėtinga. Diskusijoje dalyvavę pasvaliečiai pastebėjo, jog visuomenėje mažėjantis pilietiškumas galbūt susijęs su politinių partijų gausa Lietuvoje.
Pasvalio rajonas gali pasidžiaugti turintis dar vieną 100-metį senolį. Į nuošalų vienkiemį Žižmių kaime kelias dienas iš eilės suko sveikintojai su gėlių puokštėmis ir dovanomis. 100-metį Petrą Venclovą kaip tik jo gimimo dieną pasveikino Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas, rajono savivaldybės meras Gintautas Gekužinskas bei socialinės paramos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. Rajone tai, žinokite, yra didelis džiaugsmas, kai galima sveikinti 100 metų sulaukusį žmogų. Turėjom keletą, ir aš pats turėjau keletą galimybių rajone pasveikinti, bet man kažkaip būdavo visą laiką moteris tekdavo sveikinti. Vyrą, atvirai pasakysiu, sveikinu pirmą kartą. Gerbiamas Petrai Venclovai, pasaulis tai knyga, kurią mes rašome visą gyvenimą, po raidę, po žodį, po eilutę, kiek sugebame. Pasaulis tai didžiulė drobė, kurioje kiekvienas paliekame žymę, šviesią, tamsią. Žmogus ateina į žemę su saulė. Išsaugokime ją ir žvarbiausiomis dienomis, kad galėtume kurti nuostabią saulės sonatą gyvenimui. Taip rašė Čiurlionis. O šiandien 100 metų jubiliejaus proga linkime jums dar daug metų. Linkime sveikatos, linkime vaikų šilumos, linkime, kad būtumėt laimingas, nes iš tikrųjų gyvenant laisvoje Lietuvoje, kurią jūs matėte ir aną, kurią matote ir šitą. Iš tikrųjų, tai turbūt yra fantastiškas dalykas. Su neeilinė sukaktimi senolio pasveikinti su dovanomis atvyko socialinio draudimo Pasvalio skyriaus vadovė Nijolė Kotigienė su pavaduotoja. 100 metų jubiliejus tai puikus darbštumo, sukauptos patirties ir gyvenimo meilės liudijimas. Iš jūsų 100-mečių mes mokomės tikrųjų žmogiškųjų vertybių, sėmėmės išminties ir dvasios ramybės, sveikindami garbingo gimtadienio proga, drauge su jumis džiaugiamės. Neeilinę sukaktimi. Žavimės jūsų nueitų gyvenimo keliu ir linkime, kad gerumu sugrįžtų išdalintas gerumas, kad sveikata būtų stipri, metai šviesus ir artimųjų meilė begalinė. Vienas savo paties rankomis statytoje sodyboje gyvenantis senolis gali pasidžiaugti stiprią sveikatą. Jis viską tvarkosi pats, atsineša malkų, pasikūrena krosnį, pasigamina valgyti. 100-metis džiaugiasi, jog nėra buvęs pas savo šeimos gydytoją. Žižmių kaime gimęs, visą gyvenimą jame ir praleido. Nuo jaunų dienų dirbo kolūkyje statybininku, vadovavo statybos brigadai. Jo žmona iškeliavo Anapilin sulaukusi 46 metų. Jiedu užaugino 5 vaikus, tačiau 2 sūnus jis jau palaidojo. Dažniausias svečias itin savarankiškai gyvenančio tėvo namuose, sūnus Bronius gyvenantis Tetervinuose. Senolis gerai dar prisimena Pirmąjį pasaulinį karą, nors jam tada tebuvo 7 metai. Smulkiai gali papasakoti apie Antrojo pasaulinio karo įvykius savo krašte. Daugelis yra girdėjęs įdomią jo istoriją, kaip apie 1941 metus jis į Vaškus varė pagavęs rusų kareivį. Vyras netgi atėmė